Labas, Viktorija. E, Labas, Vida. Labai džiaugiuosi, kad sutikai su manim pasikalbėti. E, Tam, kad biški įvesčiau į pradžią, ko mes čia kalbėsim, apie ko kalbėsim. Tai Viktorija yra mano klientė, su kuria mes dirbam kiek laiką. Metus jaučiu beveik jau, ne? Tiksliai nežinau, bet ten tos kelias dienas jau nelabai kombereiškai, ne? Viktorija, tu galėtum papasakoti, kokia buvo pradžia, kai kaip tu atrodė, kaip tu jautės, kai svėrė, kur tu buvai prieš metus. Aš buvau 120 kg, tai buvau gana didelė ir nejudri. Ir tiesiog tokia visa, žinai, kur pastum ir nurėdėjo kamuoliuką. Ir aš šiaip visą laiką esu kerėpliška, bet ten net tame esmė buvo, ten tame, kad tu tiesiog niekur netelpi. Tu netelpi praeiti, tu netelpi atsisėsti, tau sunku, tu visą laiką pavargus, visą laiką prakaituoji, galbūt, na, jeigu šalta, tai šalta, bet esmė, kad visą laiką pavargus esi, neturi jėgų, grįžti iš darbo, viskas eini pagulėti, nes jau viskas nusikaliai pavargai, dabar grįžti iš darbo, einam pasportuoti, einam pabėgioti, einam kažką paveikti ir atrodo ir kalnus gali nuversti. Tai labai kardinaliai viskas pasikeitė. Kiek per metus laik tau pavyko numesti? 30 su viršum kilogramų. Tai ir įspūdingas skaičius. Labai labai wow. Tu galėtum man papasakoti, kaip mes pradėjom dirbti, kaip mes, susipažinom realiai, nes aš tave pažinojau, nepažinojau aš tavęs, aš tik žinau, kad tu tokia egzistuoji, bet kas buvo tas, kad aš jie gerai atsimenu, tu man kažkom parašė ar pakomentavai, ar kažkokį repliką davė postų. Man patikdavo, kaip tu šneki. Tu visą laiką šnekėdavai ir dabar dar šneki, bet dabar jau, žinai, aš nebereaguoju, kad tu te šneki. Bet, reaguoju, bet ne taip. Bet jo, ir man visą laiką patikdavo tavo pozicija, kad galima valgyti viską, kad tu gali valgyti bandelę, tu gali valgyti tortą, tu gali valgyti saldainį, tu gali viską valgyti ir kudėti. Ir man atrodo, kad per nesąmonė. Gali valgyti viską ir kudėti. Bet tas ir patiko, nes visas dietos internete, nežinau, žiniasklaidoje visur apskritai yra kažkokios. Kažką valgai, kažko nevalgai, kažką turi valgyti, kažko negali valgyti, po 6 nevalgai, tai čia jau turbūt visi žino tą. Ir apskritai, kažko tu negali valgyti. O čia tu kalbėdavai visą laiką, kad tu tą gali, aną gali, ir man atrodė, blemba, įdomu, nors aš visą laiką buvau nusteikus, kad jau aš tai tikrai nenumesiu to svorio, nes man neįmanoma numesti. Bet į kažkurią tavo istoriją pakomentavau, kad jau baigiau užkabinti. Ir atsimenu, draugė dar irgi pasakau, kad, blemba, visai gal būtų įdomu, bet, žinai, mangi nepavyktų, tai ką čia jau veltui, čia laiką tik tai gaiši. Nors dabar, kai supranti, tu neturi nieko prarasti. Laiką, tu ir taip nieko neveiki tą savo laiką, kad čia kažką prarasti. Bet jo, ir tas ir užkabino labiausiai, kad tu valgai ir planėji. Valgai ir lieknėjai, jo. Bet mes kažkada kalbėjom, ar ne, ir tu pasakoji, kad realiai tu netikėjai, kad gali numesti svorį ir tu čia esi, kuku, aš numesiu, man ir daug problemų. Kokie buvo tau pasiteisinimai? Aš turiu kojoje auglį, man čia pėda lūžo skauda, aš iš vis vos vaikštau, aš turiu skydliaukę, hormonai sutrikę yra ir čia iš vis man nekrenta svoris ir aš jau bandžiau daug kartų ir sportuoti ir viską daryti ir man nekrenta, man neįmanoma iš vis numesti svorį. Ir aš atsimenu, kad aš tau ir sakiau, kad aš noriu tik tai sustiprėti. Noriu būti stipri, noriu būti tvirta, nepadusti lipti laiptais ir tiesiog būti stipri. Ir tu sakai, ne, tu numesi, tu pamatysi, aš tau sakau, ir aš galvoju, aš nekiek nenumesiu. Gerai. Ir buvo toks, žinai, principas, aš tau parodysiu, kad man tikrai neįmanoma numesti svorio. Ir paskui jis krenta, žinai, ir gavos, kad ne aš tau parodžiau, o tu man parodai, kad viskas gali būti. Ir
Jo ir tiesiog ir jau po pirmų savaičių tu pradedi tikėti, kad, nu taip gali būti, nu, nes tu jauti, tu matai svarstyklės, kad krenta, plus prie viso to tu turi valgyti, ko aš įsivaizduodavau, kad aš daug nevalgau. Aš ir nevalgiau daug, aš valgiau daug tortų, daug pyragėlių ir dabar aš juos valgau, bet gal dabar renkiesi, ne dėl to, kad negali, bet pati renkiesi, ar tu geriau ten, žinai, privalgysi pilną lėkštę visko rimto maisto ir tada ten tą pyragėlį, ar pilną lėkštę pyragėlį ir ten kokią, nežinau, mėsytę varškytės gabaliuką suvalgysi. Tiesiog pats jau pasirenki, ką tu nori. Bet esmė, kad tu valgai daug ir tu plonėji ir tu viską nori daryti ir tu turi jėgų ir nes dabar, kol esam jauni, kas yra jauni, tiem lengva, nes tu gali sverti 150 kg ir tu vis tiek eisi ir gerai jausies, nes aš visiems tą ir sakydavau, kad aš gerai jaučiuosi, man tai nereikia čia numesto svorio, aš Jėzus, aš gerai jaučiuosi savo kūne. Ir visiems tai paaiškindavau, kad, nu, nes aš ir galvojau, kad aš jaučiuosi gerai, bet kai aš galvoju dabar, aš tikrai nesijutau gerai, man tikrai nebuvo gerai. Ir nes tiesiog tu patiki, kad tau gerai, tu save įtikini, kad tau dabar yra gerai, bet kai tu iš tikrųjų pamatai, kas yra gerai, tu tada supranti, nu, kad nebuvo tau gerai. O kodėl yra tas įtikinėjimas savęs, kad tau gerai? Tiesiog nes tu jaunas, tu nejauti, kad tau kažką skauda, kad tau kažkur čia sunku, nes amžius yra pliusas visam tame reikia, bet net ir svorio metime amžius yra pliusas, aš manau. Bet dėl to, kad tu nieko, arba jeigu tu ir darai kažką, tu bandai, tau ne, bet kaip ir aš, ar ne, aš sakiau, kad aš sportavau, aš ten kažką bandžiau daryti, bet man vis tiek nekrito ir tada tu galvoji. Ar būdavo, kad tu laikais kokių dietų ar kažkokių ten mytybos taisyklių? Be to, aš vienas fun fact, kad tu esi maisto technologija, dietologija, taip? Taip. Tai čia labai toks super. Žinai, kur ateini į kabinetą pas gydytoją ir, nu, tu tikiesi, kad jis bus sveikas, nu, nes jis tave turi gydyti. Bet jeigu tu ateini į kabinetą ir ten sėdi, įdomiai. Bet esmė, kad ne, aš nesilaikydavau, nesu niekada laikiusis nieko apskritai. Esu sportavus, tik tai, žinai, va ten programėlės visokias atsisiunti, pilna tų programėlių. Esu net nusipirkusi prenumeratą, metinę programėlės, ten kokius 4 metus iš eilės nuskaičiuodavo man pinigus už tą programėlę, nu, nes ašgi baisiai sportuoju. Nors ten realiai į mėnesį kokį kartą prieini prie tos programėlės, bet, nu, ašgi sportuosiu, va, man reikia nusipirkti. Bet aš buvau užsikabinus kelis kartus, iš tikrųjų, tikrai, nu, taip normaliai sportavau, bet tiesiog, nu, nematai rezultatų ir galvoju, nu, tai kam aš čia stengiuosi, jeigu niekas nesigauna. Bet tu gali daryti pats, ką nori, bet jeigu tu nepasieki rezultato, tu tada pradedi galvoti, ai, nu, tai man neįmanoma, tada čia niekas, čia iš tikrųjų, čia viskas sutrikę, nu, ką tu čia nori pasiekti su sutrikusiu organizmu. Jo, bet kai gauni žmogų, kuris supranta, kuris tau padeda, žinai, ir tada tu matai, kad gali ir tada nori daugiau. O galim pakalbėti truputį apie tą momentą, kad netiki, bet negauni to rezultato tokio, kokį tikės, nes ką pastebiu, kad dažnai žmonės tikisi gauti rezultatą per pirmas 3 savaitės. Tu gauni, bet tai yra, nu, ten kilogramas, gal 2, gal 3, kaip kam, ne? Tu gauni, bet tai, tu nori per 3 savaitės -15. Tu gali, bet nevalgyk nieko. Ir tada, žinai, kas bus tada, nu, tiesiog čia yra, nu, gal net ir negali, nejaučiu per 3 savaitės, čia labai mažai laiko. Jo, dabar ir kad kaip greitai numest 7 kilus. Bet žmonės ant to ir vedasi, nes labai daug tokių reklamų, kad tu per mėnesį ten per 3 mėnesius 30 kg atsikratysi. Bet niekas nekalba, kas tau bus po tų 3 mėnesių, kaip tavo visas organizmas išsibalansuos, kaip tu ten paskui sugrįši 3-gubai, 5-gubai visą tą, ką tu turėjai prieš tai ir tiesiog ir be energijos. O čia, žinai, kas fainiausia, kad tu valgai, tu daug valgai, tikrai pradžioje tai būdavo net sunku suvalgyti tą, ką turi suvalgyti. Bet paskui pripranti ir dabar nori valgyti ir tu jauties, nu, visai kitaip, negu ten tos dietos, ne, čia po 6 nevalgyk, čia tada nevalgyk, Jėzus Marija, noriu ir 10 valandą nueisiu, privalgysiu ir eisiu miegoti. Ar tau buvo labai sunku visą šitą projektą, pavadinkim, įsitraukti į savo gyvenimo rutiną? Nu, nes tu turi 2 vaikus, ar ne, ištekėjus, namas, ūkis, vištos, daržai, nu tai čia visiems, ar ne, taip, darbas.
nėra, kad tu nedirbtum, o ten tik vaikus čiučiuotum. Tai, nu, ta prasme, tu esi veikli moteris, ar tau visą šitą programą įsitraukti savo gyvenimą buvo sunku? Nebuvo iš tikrųjų, nors visą laiką, žinai, gyveni ir galvoji, ai, aš čia neturiu laiko, čia dar reikės sportuoti kažkada. Žinai, gal tik pati pradžia, nes kai tu esi pripratęs grįžti iš darbo, ten, nežinau, apsitvarkyti kažką padarai, ką turi, nu, tuos, vad, basic dalykus, kur visi darom, ir tada eini gult. Eini žiūrėti serialą, eini pamiegoti, eini dar kažką paveikti, tiesiog pagulėti, pabimbinėti ir atrodo, kad neturi laiko, nes tu pavargai, nu kur čia dar sportuoti. Pradžioj buvo tikrai, kad, žinai, toksai dar treniruotė šiandien. Bet tas pradžia, gal 2 savaitės, kai tu turi susiorganizuoti savo laiką, kad tu spėtum viską padaryti, o paskui jau tiesiog gyveni ir tai tampa tavo nauja rutina. Ir jeigu mes pradėjom nuo 2 ar 3 treniruočių savaitėj, dabar turiu 5 ir galėčiau daugiau varyti, nes tom laisvom dienom, ką čia veiktų, atrodo. Tai tiesiog randi tų laiko, nėra sunku. Tiesiog tu pakeiti pats savo mąstyseną, tikriausiai, žinai, prioritetų susidėlioji, kad, nu, va, dabar darysiu tą, mažiau sėdi, mažiau gulinėjai, mažiau bimbinėjai, bet ir tą serialą laiko atsiranda pažiūrėti ir pagulėti, tiesiog diena tampa produktyvesnė, išmoksti valdyti savo laiką, žinai, dabar labai kalba, laiko planavimas labai svarbu, bet jis iš tikrųjų yra svarbu ir iš tikrųjų, kai tu išmoksti susiplanuoti, tau laiko begalės toj dienoj. Užtenka, sočiai, viskam. Okay. Labai fainai, nes nu, čia realiai labai pasikeitė ir tavo gyvenimo kokybė. Ar dar gal pamėginkim va taip grįžti prieš tus metus, 1,5 metų atgal. Kaip atrodydavo tavo gyvenimas? Va, pavyzdžiui, atsimenu, mes kažkada kalbėjom apie istoriją, kai važiavai traukiniu ir tu pasakoji, kad nu, ten ne tik, kad nėra klausimas ar ne, bet tiesiog, kad nu, tu realiai eini ir užkliūni žmonės. Jo, iš tikrųjų, nes nu taip ir yra ir tarkim, ne tik eini, žinai, per žmonių koridorių ir tu užkliūni, tiesiog apskritai tu didesnis esi, tu užimi daugiau vietos, nu čia jau gali, žinai, ten gali žmonės žeistis, gali sakyti, ką nori, bet nu taip yra. Ir jeigu, tarkim, žinai, kelios vietos ir tarpas tarp žmonių, čia žmonės, žinai, šonų sėdi ir tavo vieta vat per vidurį, tai tu supranti, kad tu netilpsi ten į tą standartinę kėdę, nes tu esi didesnis nei standartinė kėdė. Ir tada, aišku, tu vis tiek sėsi, tada tie žmonės šoniniai turės pasislinkžinai, pasispaus, nebus faina nei tau pačiam, nes tu sėdėsi ir tu suvoksi, kad blemba, nu nelabai telpu čia. Ir tie žmonės galvos atsisėdo čia kažkokią, Jėzus Marija, mano vietą užėmė ten suplukusiu, nu tiesiog apskritai. Ir tu tada nesupranti to, nu, tu supranti, tau gal kažkiek yra ir nefaina, žinai, kai tu suvoki, kad mažas tarpas ir aš dabar netilpsiu, aš turėsiu ten, žinai, kažkaip aplinkui ar stumdytis, eiti, kerioblintis ten kaip kokia meška, blemba, tarp medžių, bet taip yra ir čia iš tikrųjų yra didelė problema pačio žmogaus, žinai, tai kad tu suvoki, kad tu turi problemų, bet tu nematai to, nu, nes man viskas gerai, tu savo gal ir tinki, bet tu savo tinki tiek, kiek tu save įtikini, kad tu savo tinki. Ir iš tikrųjų čia ne tik atsisėst, praeit, apskritai visur tas liečia, žinai, tarkim, sportai kažkokie, kur ten vyksta, tarkim, su baidarėm ar ne žmonės, nu tai aš jau gal nevažiuosiu, nu, nes kaip aš ten tilpsiu į tą baidarį. Toks, ir iš tikrųjų ir visur tos problemos yra, tu eini, vat, kad ir tam traukinį reikėjo išlipti iš traukinio ir smarkiai dėjau kelienį į laiptą. Gal būčiau dėjus ir šiaip, nes esu kerėpla, bet esmė, kad ten stovėjo ta palydovė ir man reikėjo praeiti ir aš neturėjau didelio tarpo dar, aš turėjau kuprinę ant pečių, dar man atrodo, gal maišiuką kokį turėjau rankoj. Ir tu matai, kad tau ten nedaug vietos ir tu turėsi kažkaip praeiti ir tada savo dideliu kūnu bandai susispausti savyje, kad praeiti ir tada prasideda bum, bam, bum. Ir čia iš tikrųjų didelė bėda. Ir net tai, kad aš sakydavau, žinai, ai, aš čia savo patinku, aš myliu save taip, kaip kokia esu, viskas čia yra gerai. Nu, nebuvo taip, nemyli tu savęs, jeigu tu, žinai, gali sau leisti eiti pagulėti, nes, o Jėzu, aš pavargau. Nu, ne, dėl ko pavargai, nes tu nešioji visą dieną tą savo didelį kūną ir iš ko tu nešioji. Iš tos bandelės suvalgytos ar ten to saldainio. Aš nesakau, gal čia, žinai, tik mano istorija, gal kiti ten valgo normaliai.
nu, bet kažką vis tiek netaip nevalgo normaliai, nesąmonė, netikiu, žinau, kad bent vienas didelis žmogus valgo normaliai. Bet jo, ir tiesiog tu turi pradėjęs, pabandęs, tu neturi ko prarasti, tu net laiko neprarasi, nes tu ir taip jį švaistai kasdieną ten sėdėdamas, gulėdamas ir aiškint gali, kiek nori, kad tu esi užsiėmęs, tu nesi užsiėmęs, tu turi laiko. Tu, kai nori kažką, tu visada randi laiko. Bet kokiu atveju, jeigu tu kažko nori, tu kažkur susispausi, jeigu tu ten iš tikrųjų super, nežinau, prezidentų dirbi ir esmė, kad vis tiek tu rasi laiko, jeigu nori. Ir tu jo neprarasi, tai, kad pabandysi. Tai vad, kas man dar atsimenu patiko iš tavo, kai mes pirmą kartą kalbėjomės, kad tai vad, nes aš labai, neatsimenu, nedrįsau, abejojau, nežinau, ką daryti, bet vad paskutinis tavo tas vad įtikinimas buvo tai, kad jeigu tu nepasieksi rezultato, aš tau gražinsiu ten visus pinigus, žinok, ir viskas. Ir man atrodo, nu nejaugi tu tiek įsitikinus, kad vat, man viskas pavyks. Nu galvojau, tu čia tikrai manęs nepažįsti, nežinai mano problemų. Ir tikrai atrodė, nu kaip tu nepažinodama manęs gali būti įsitikinus, kad man pavyks. Nu iki tiek, kad žinai, kad čia jau gražinsi pinigus, tai reiškia, tu būsi įdėjusi mane darbą ir jeigu man nepavyks, tu reiškia tiek įsitikinus. Nu galvoju, pažiūrėsim. Ir pažiūrėjom, ir prašau. Na, tai praėjom 10 tikslai sukelti, aš nežinau, kieno, tarasme, čia yra nerealu. Dar truputį grįžkim prie to, kaip pasikeitė, kas tau tapo lengviau, ar atsirado kažkokių naujų galimybių, bet taip pakeitus tą gyvenimą, nu, gali pat pasidalinti tokią. Apskritai viskas yra lengviau, net atsikelti ryte iš lovos yra lengviau. Bet ir dabar visi storuliai, visi dideli žmonės pagalvos, ai, man nėra ir dabar sunku atsikelt, nes tada tau atrodo, kad tau nesunku atsikelt. Bet kai tu turi kitą rezultatą, tu supranti, kad nu nebuvo tau lengva. Ir dabar tikrai yra ir tie, žinai, ir tiesiog galiausiai gyvenimą, eini su šeima kažką paveikti, žinai, nežinau, tiesiog kažkoks aktyvus laisvalaikio praleidimas, žinai, varžybos visokios, įvairios. Tiesiog tu nori gyventi ir atrodo, žinai, kad atrodo ir prieš tai, kad tu čia laimingas, tau viskas gerai yra, viskas tinka, bet dabar atrodo, kad tu tikrai gyveni, susitvarko, žinai, susitvarko ir emocijos, ir tiesiog vidinis visas tavo gyvenimas, kažkaip viskas susidėlioja į vietas, atrodo, turi tą tokią rutiną, turi kas patinka, turi laisvę ir tu supranti, kad tu gali padaryti bet ką. Jeigu seniau čia man koja skauda, čia aš pavargau, čia dar kažką, nu nebėra tokio. Tu supranti, kad nu tu viską gali padaryti. Ką tu nori, tu tą padarysi, nes tu gali. Tu dirbi, kur tu dirbi, pasakyk, kad aš čia nesukurčiau. Kariuomeniai. Lietuvos kariuomeniai. Mitybos organizavimo administratorė kažkas. Jo, ir kariuomeniai ten, aš kaip suprantu, pas jūsų yra visokių renginių, kviečia visus darbuotojus, ne vien tik kareivius, bet kviečia ir darbuotojus, ten yra tokia pas jūs kultūra, kad gyvenat aktyviai. Tu ten būtum dirbus ir jeigu būtum svėrus ir šitą savo 120, bet jūs prieš kelias mėnesius turėjot bėgimą, laukia šitie kažkokios irgi, nu tu papasakok man, kad aš nekurčiau nesąmonę. Kasmet vyksta aviacijos bazėje run bėgimas ir 3 km bėgi pakilimo taku. Taip. Kai tu buvai 120, jeigu tu būtum buvus 120, ar tu būtum bent jau svarsčius apie tokią galimybę dalyvauti? Manau, kad tikrai ne, dėl to, kad man tai būtų tiesiog neįmanoma, nes man viskas skauda, aš negaliu bėgti ir aš iš vis negaliu bėgti, ką tu čia dabar Žinai, tikrai ne, net nebūčiau svarsčius dėl to, kad mano vyras irgi dirba Lietuvos kariuomeniais karys yra ir jis ganėtinai daug metų iš eilės jau yra bėgęs, žinai, tam bėgime ir aš esu važiavusi kartu, aš esu bent 3 kartus nusimuilinusi nuo važiavimo, nes nu ko ten važiuosi, eik, tu neįdomu. O taip nuoširdžiai, ar tu ten važiuodavai nesėdi, ar todėl, kad tu jautėjai, kad ten ne tavo vieta? Nevažiuodavau, kodėl? Nes ne dėl to, kad man bus sunku, aš pavargsiu, ten vaikščioti ilgai reikės daug. Žinai, tai tiesiog dėl to.
Taip, tik dėl to, nes tu supranti, kad tu pavargsi, nes ten turėsi vaikščioti, daug vaikščioti, ne šiaip, kad, žinai, praeiti. O aš nemėgstu ir dabar vaikščioti, bet dabar tai yra įdomu, tiesiog tu eini, nes kažką paveikti nori, žinai, aš geriau eisiu pabėgioti, nei pasivaikščioti, jeigu tai vienai žiūrint. Bet dabar tas, kad kai tu žinai, kad reikės vaikščioti, tai nėra trukdys, žinai, kur seniau, kad žinai, kad reiks daug vaikščioti, tu pavargsi, tau ten tą aną skaudės, tai tu renkėsi geriau nei pabūt namie. Tai dabar tu žinai, kad reiks vaikščioti, bet tu vis tiek eini, nes tu žinai, kad bus įdomu, kad kažką pamatysi, kažką nuveiksi, nu tiesiog. Ar toks durnas klausimas, nežinau, ar durnas, bet jeigu nenori nesidalink, bet kiek tau metų? 30, 29 norėjau, aš visiems sakau, kad 29, bet man 30. Gali sakyti, kad tau 25, nes tu esi atgimus, ta prasme, visiškai. Visiškai. Ir dabar, kai darbe būna vat, kažkokios ten ne tik bėgimai aviacijoje, bet dar vasarą kažkokia irgi šventė, ar net tu drąsiai rašais ten į... Aš noriu. Aš apskritai, aš dabar noriu visur dalyvauti, mes bėgsim maratoną, mes dalyvausim Hyroxe, mes tada vėl bėgsim maratoną, vėl Hyroxe. Ir taip. Ar aš gerai išgirdau iš karto į maratoną, ar dar pusmaratonį padaryti? Ne, pusmaratonį paband, nu čia dėl grožio, žinai, tas pusmaratonį. Jo. Dalyvavai ir Vilties bėgime 10 km. Taip, buvo labai įdomu ir nebuvo lengva, batai daug ką duoda, kaip paaiškėjo, bet buvo įdomu ir kažkaip tas, žinai, kai bėgi namuose yra kitaip nei bėgi kažkur su kažkuo, tai buvo tiesiog ir buvo juokinga, žinai, kad aš visiems prieš tai aiškinau, kad bėgam atskirai, niekas nieko nelaukiam, bėgam atskirai savo greičiu, ir čia, žinai, ir paskui bėgom ir aš jau norėjau pasiduoti, jau labai norėjau pasiduoti, bet tu paskui mane prisivijai ir gerai, bėgam. Aš nemeluosiu tau, man rodos, aš tau nesidalinu iš savo perspektyvos viso vaizdo, bet tu, pavyzdžiui, tas Vilties bėgimą, tu norėjai bėgti, aš nenorėjau. Aš taip labai stipriai nenorėjau, bet galvoju vis vien, bus gerai, saulė nešviečia, oras geras, bėgsim ir ten tie pirmi kilometrai, kad ir kada aš pradėsiu juos bėgti, man jie visada yra užknisantis, man jie yra sunkus. Vėliau kažkaip prasimuša ir ten tiesiog darai, ką darai. Ir tada bėgu ir galvoju, Dieve, kaip aš nenoriu, aš čia norėčiau sustoti ir man čia nieko nereikia. Tai jeigu tu galvoji, kad aš tave palaikiau, tai tu patikėk manim, kaip tu mane palaikiai irgi. Nes man šitas bėgimas irgi nebuvo toks, kad labai norėčiau. Žinok, atrodė tai visiškai atsipūtus, atrodė, kad tau čia buvo taip easy, kad šakės. Ne, tai labai norėjau sustoti ir labai norėjau tą karutį pasiimti ten pakeliai, kur buvo. tai čia, žinok, tai yra normalu. Yra kiekvienam žmogui, tai yra normalu, kai mes pradedam kažką daryti, ypač pradžiai nebūna patogiai, nebūna tokia aiškiai, būna sunkiai. Bet po to kažkaip padarai vieną, antrą, trečią kartą, negi nutrauksi testinumą ir darai ir kol padarai galiausiai, kol nueini iki savo tikslo. Ir mes dar visai gerai atbėgom, net ne paskutinės, net ne prieš paskutinės. Ne, ten gerai, ten viskas buvo tikrai. Apie bėgimą, kas buvo praeitį, mes pakalbėjom, truputį užsiminė, ar ne, kada rugsėjį laukia tavęs pusmaratonis. Taip. Bėgsi pusmaratonį Vilniui, gruodį laukia pirmosios Hyrox. Hyroxas. Toliau kitiem metam dar pakalbėsim, ne, kur ten ką suprast. Ir dalyvavai netgi, tu jau dalyvavai Hyrox savanorė buvai. Jo, kažkas neįtikėtino, nežinau, man kažkas atrodo neįtikėtino. Kai, žinai, ir jo, kai galvoju prieš metus, tu būtum pasakius, kad tu čia bėgsi Vilties bėgime, čia 10 km, žinok, tu paskui ten bėgsi pusmaratonį, Hyrox, tu dar savanoriausi, sakyčiau, nenusišnekėk. Tikrai nebūčiau net pagalvojus, bet dabar tas savanoriavimas Hyroxo, kažkas nerealaus yra, kai tu pamatai iš kitos pusės, mūsų buvo paskutinė stotelė, kur jau jie ateina jau tokie visiškai pavargę ir jie vis tiek eina. Ir buvo
porelė žmonių, vyras ir moteris, jiem daug metų, nu, čia dabar nuskambėjo, nu, bet jie tikrai jau, man atrodo, pensinio amžiaus buvo. Ir jau jiem taip sunku buvo, sakau, bėkit, paskutinė stotelė, jau ten atsisuko ta moteris, aš visą dieną, sako, šitą laukiau. Ir jie nubėgo tolyn. Ir aš dar taip nulydėjau žvilgsniu, galvoju, tau viskas yra įmanoma. Jeigu pensinio amžiaus pora nubėgo 8 kilometrus, padarė 8 pratimus ir ar tau 20 metų, ar tau 60, tu darai tą patį. Tose varžybose tavo svoriai tie patys, tu darai tą patį. Ir jeigu jie gali, tai kiek tu gali jaunas būdamas padaryti. Nežinau, va, čia kažkas buvo man vau pamatyti tą porelę, man, aš nežinau, tiesiog. ir padarė. Ir nesvarbu, kelinti ten, manau, kad jie dar neblogai padarė, dėl to, kad dar po jų buvo atbėgančių porų irgi. Bet jo, aišku, yra ir tas stipriųjų jau tų atletų dalis, žinai, kur tau dar belenkiek toli iki jų, bet čia nesmė pasilyginti. Jie konkuruoja su savim, ar ne? Jo. Žiūrėk, grįžtam prie tavo visos šitos kelionės, jau pokalbis eina į pabaigą ir aš norėčiau tavęs paprašyti, pagalvot, ką tu pasakytum savo, tai, kur buvo prieš tam metus, 1,5 metų, tai, kuri netiki, kad gali numesti, nes jai koja lūžus, auglys kojų, skydliaukės problemos, hormonai, užsijėmus visą, neturi laiko, bet ką tu pasakytum šitai moteriai, atgal? Nežinau, žinok, ar tu gali kažką pasakyti tiem, kurie įsitikinę, kad save myli ir kad viskas jiem yra puiku. Bet turbūt tiesiog va, tas ir būtų kozeris, žinai, kad tu nieko neprarasi, kad tu pabandysi. Tu pabandyk. Ir tada jau kalbėsim, žinai, tiesiog pabandyk, nes tu gali sakyti, kad tu storas, tau sunku, tu pamatysi, kaip tau bus lengva, tu pamatysi, kaip atrodysi, kaip pasikeis tavo gyvenimas, ten įkvepiančių minčių, visokių, galbūt kažkam ir suveiks tai, bet man tai nebūtų suveikę, ir aš manau daugeliu, nes daugelis, kurie yra stambus, ai man nekrenta, ai man metabolizmas ten sulėtėjęs, ai man tą, žinai, visada rasi priežastį, kodėl tu nieko nedarai ir kodėl tu esi toks. Nes jeigu tu nenori, arba jeigu tu, nežinau, praradęs viltį, galvoji, kad tau neįmanoma, tu rasi ką pasakyti, kodėl ne. Tai tiesiog turbūt didžiausias ir būtų tas pasakymas, kad, pabandyk, pažiūrim, davai, pažiūrim, ne, tai ne, ką praras nieko, pabandom. Tai va, pabandom. Ačiū. Labai labai ačiū, kad pasidalinai visais savo gyvenimais, visą savo istoriją. Iš tikrųjų, yra be proto įspūdinga. Aš tiesiog degu, kaip noriu pamatyti, kur visą tai dar nuves, nes čia dar ne pabaiga. Taip, man tai labai įdomu, aš sakau, aš nebūčiau patikėjus niekada. Ir man, žinai, kas nepatinka, kai man žmonės sako, kad, oi, šaunuolė, kokia šaunuolė, kas čia šaunuolumo tame yra. Ta prasme, kodėl nesakai šaunuolė ten šiaip, lieknam žmogui, kuris tiesiog sportuoja, juk tu neprieini, oi, kokia šaunuolė, va tu čia bėgi sportuoji, tu nesakai. Nes šaunuolė, ta prasme, yra sunku pasiryžti, yra sunku patikėti, yra sunku daryti tai, ką tu darai. Tau dabar gal atrodo, kad jau čia viskas yra nauja realybė, bet yra sunku, tu tikrai supranti, kad yra sunku va tą pirmą žingsnį žengti. Todėl va tie žmonės ir sako tau, kad tu šaunuolė, kad tu padarai, kad tu gali būti pavyzdžių kitiem. Bet, nežinau, aš vis tiek nesutinku dėl to, kad sunku yra net nėra sunku, tu tiesiog pradedi ir darai, ir tą susidėlioti, žinai, net negali pavadinti tuo sunkumu. Tai tiesiog tu darai dalykus, tu gyveni, žinai, ir tu paskui išmoksti tą daryti. Čia tiesiog tu galbūt turi su mintim savo, žinai, su galva, padirbėti su galva, biški, kad tau to reikia suvokti, bet čia nėra šaunuolė, nes tu pati sustorėjai, žinai, tu negimiai storas, nieks negimsta stori, gimsta dideli vaikai, žinai, aukšti vaikai, bet nieks nebūna vaikai stori, kol tu nenusipeni, arba kol tu neprižiūri, ką tu valgai, ką tu veiki per dienas. Tai tiesiog, kai tu pats tą savo padarėjai ir pats paskui susigražinai viską, tai nėra šaunuolė. Tu šaunuolė, Vida, žinai, kad iš tikrųjų, kad tu pakenti, nes aš tikrai esu ta, kuri daug zyzia ir bliauna ir verkšlena.
ir skundžias. Ir tai vad tu šaunuolė, žinai, kad tu pakenti, kad tu sudėlioji viską, kad tu ten padarai tą, žinai, sportą, ką daryti, kaip daryti, kad tu psichus nuramini mano ir apskritai, kad vedi. Nes dabar jeigu iš to viso kelio išimti vat, žmogaus trenerį, nu tai tu ir sėdėsi tam 120 kg, nes tu iki tol sėdėjai ir tau buvo gerai, kol tu negavai žmogaus šalia. Ir tai ne šaunuolė, tu šaunuolė. Va, Gerai. ačiū tau. Tai labai dar kartą ačiū, kad pasidalinai visko. Ir tą progą, kad turiu eterį, noriu, jeigu yra žmonių, kurie klauso, kurie sveria daugiau nei 95 kg ir yra įstrigę į va tokį jausmą, kad atrodo viską išbandžiau, niekas neveikia, aš čia turiu skydliaukės problemų, aš čia esu kažkokia ypatinga ir man svoris nekrenta, tai paklausyk, nes nuo rugpjūčio 15 dienos startuoja programa, kurią kuruosiu aš ir yra lygiai 10 vietų. Tai bus kuriama bendruomenė viens kito palaikymui, nes kaip ir Viktorija sakė, kad tai yra labai svarbu turėti žmogų šalia ir kartu mes galim padėti tau susitvarkyti su savo svoriu. Tai nuo rugpjūčio 15 dienos startuoja programa, kurią pavadinau Kūno restartas, tam, kad restartuotumėm tą kūną į tokį, kuriuo tu didžiuotumės ir su kuriuo tu galėtum gyventi kokybišką gyvenimą. Tai va, atsisveikinu. Ačiū dar kartelį, kad pakalbėjai su manim ir čiau. Iki.